Turiu jums labai gerą vyriškų barščių receptą. Mums reikės paimti 55 kg žmoną, pastatyti ją prie dujinės viryklės ir palaikyti 40 minučių. Barščiai paruošti. Žodžiu, pavasarį visi stengiasi numesti svorį, šiek tiek sulieknėti. Du vyrai šnekasi. Nu, sako, kaip, bandėjai laikytis dietos? Nu, sako, žinok, bandžiau. 3 dienas atsilaikiau. Ir tada, reiškia, naktį atsikėliau, ėjau į šaldytuvą mineralinio vandens šalto pasimti. Staiga atidariau šaldytuvą, viskas aptemo, sąmonė aptemo, kažkokiam rūke, reiškia, nubundu, žiūriu šokoladuką, užsigerinėjau barščiais. Apie labai dažną ir keistą atvejį. Jeigu pamatėte gatvėje einantį žmogų ir kalbantį su savimi, tai nebūtinai reiškia, jog jis naudojasi Bluetoothu. Tiesiog jis gali būti debilas. Antrakursis ekonomikos studentas Andrius Radavičius iš ryto dekanate aptikęs dekaną besibučiuojantį su docentu, po pietų jau buvo baigęs ir magistrantūrą.